Labą dieną visiems, kurie mus stebi. Čia prie Baltos rožės tilto renkasi sportinio ėjimo mėgėjai. Čia vyks respublikinės varžybos, jau kasmetinės. Čia labai graži vieta. Ir akcentas mūsų renginio yra tai, kad savo asmeninius prizus teikia Alytaus olimpiečiai, žinomi ėjikai. Tai broliai Darius ir Donatas Karnuliai, Gintaras Andriuškevičius, pirmoji sporto meistrė Vida Gadliauskienė, Europos jaunimo čempionato prizininkas Algis Lebečius, pasaulio rekordininkas Antanas Grigaliūnas. Tai labai malonu, kad jie nelieka užmaršty, jie jau seniai baigė sportuoti, bet tai jaunimas turi juos pamatyti, jie turi nenutolti nuo mūsų sporto, nuo sportinio ėjimo ir kad tai būtų motyvas ateityje mūsų jauniesiams sportininkams siekti tokių rezultatų. Mūsų renginys jau tapo tradiciniu ir mes tikimės ir toliau tęsti šitą gražią tradiciją, susibūrimą prie mūsų labai gražioje vietoje, prie gražaus slėnio, prie mūsų senelio Nemuno ir aukščiausio Lietuvoje Pėsčiųjų tilto. Dar kartą visus sveikiname atvykusius į Alytų, į tradicinės dabar jau tapusias šias varžybas. Labai matote gražioje vietoje, aukščiausias Lietuvoje Pėsčiųjų tiltas. Po varžybų mes jūs pakviesime vienai bendrai nuotraukai. O dabar mes norime pradėti trumpą šio renginio atidarymą. Pas mus atvyko žymus Lietuvos ir Alytaus miesto ėjimo atstovai. Antanas Grigaliūnas, pasaulio rekordininkas, dar vienas jo rekordas jam nepriklauso, Europos jaunimo čempionato prizininkas Algis Lebečius, olimpiečiai broliai Donatas ir Darius, matau aš jau nuo šį pagal šypseną. Olimpiečiai, jie dalyvavo 68 metų olimpinėse žaidynėse Pekine, 68 metais, 2008 metais. Galvoju, atkreipdėmėsi, atkreipdėmėsi dėl to. Šalia mūsų jauna graži mergina, Vida Šalčiūtė Gadliauskienė, pirmoji Lietuvoje moteris sporto meistrė. Ir pas mus į svečius atvyko Alytaus miesto tarybos narys, Alytaus sporto tarybos pirmininkas Henrikas Šivokas ir Vidūnas Vitulis Valūnas, dabar Lietuvos švietimo ministerijos švietimo agentūros darbuotojas, valdantis Dzūkijos kraštą ir Birštoną. Dabar noriu pakviesti trumpai porą žodžių pasakyti Henrikui Šivokui. Sveikinu visus dalyvius šią tokią gražią dieną miesto gražiam kampelį. Man jisai labai artimas, aš jį vadinu miesto perlu. Noriu padėkoti šio renginio iniciatoriui Kastyčiui. Noriu palinkėti, kad nebūtų paskutinis šitas startas. Jaunai kartai tai yra šuolis į ateitį. Treneriam linkiu, kad jie puoselėtų, skatintų jaunimą aktyviau sportuoti, mažiau sėdėti prie kompiuterių, daugiau būti šviežiam ore, ką rodo ir šiandien labai tinkamas jūsų oras. Jauniesiems sportininkams noriu palinkėti gerų startų, gerų emocijų, o treneriam gerų rezultatų ugdint šią jaunąją kartą. Ačiū, gerų startų. Ir tradiciškai
renginį mes pradedame tautišką giesmę. Mūsų įžymioji dainininkė Brigita. Prašau. Lietuva tėvynė mūsų, tu didvyrių žemė, iš praeities tavo sūnus te stiprybę semia, tegul tavo vaikai eina vien takais dorybės, tegul dirba tavo naudai ir žmonių gerybei, tegul saulė Lietuvoj tamsumas prašalina ir šviesa ir tiesa mūsų žingsnius telydi, tegul meilė Lietuvoj dega mūsų širdyse, vardan tos Lietuvos vienybė težydi. Paplojame Brigitai, paplojame vieni kitiems savo ir netrukus pradėsime varžybas, o mūsų žymiosios ėjikus mes pakviesime jau apdovanojimui. Gerai, Gabija. Kaip tau vardas? Iš kur? Iš Krakių, o tai toli važiavai, ne? Pirmą kartą čia? Patinka? Taip. Atvažiuosi kitais metais? Taip. O, tvarkoj. Lietuvos, ne? Mergaitė iš Lietuvos, tai labai gerai. O koksai miestas ar miestelis? Rajonas. Rajonas, koks rajonas? Ai, paprastai Švenčionių rajonas. Kiek tau metų? 7 metai. Tai tau padėvėjimas? Tai linkime užaugti greitai įkę.
manęs Vitolis Malūnas, jau žymus švietimo darbuotojas, ne tik tai žinomas, jisai ne tik švietimo darbuotojas, bet kaip ir istorikas, partizaninio judėjimo paieškų, kovų, žūčių, įamžinimo ir viso atminimo pokario metų. Tai, bet Vitoli, jūs čia atėjote į sportinėjimo varžybas. Kas čia pakvietė jūs? Širdis pakvietė. O iš tikrųjų tai Kastytis nelabai teisingai mane pristatė, vien tik tai kaip švietimo darbuotoja. Aš esu ir sporto. Dirbau 4 metus ir 3 mėnesius Alytaus miesto savivaldybės administracijos švietimo ir sporto skyriaus vedėjų. Su sportu draugauju visą gyvenimą ir pats nuolat mankštinuosi reguliariai. Ir mėgstamiausia sporto šaka, labai nustebsim, bet yra sportinis ėjimas. Ne krepšinis, ne futbolas, o būtent sportinis ėjimas. Ir pats labai mėgstu vaikščioti, nebėgioju, bet būtent vaikštodamas gali irgi daug sveikatai, dar daugiau naudos duoti negu ten bėgiodamas arba labai jau profesionaliai sportuodamas. Na, o šita sporto šaka iš tikrųjų yra įdomi ir aišku, ne tiek jau daug ten sirgalių yra, kaip tarkim krepšinėje ir futbole, bet tikrai yra ir įdomu, ir sveika, ir gera, ir pabūti gamtoj. O į šitas varžybas ateinu todėl, kad čia yra labai graži vieta, manau, kad viena iš gražiausių Lietuvos vietų, šalia Baltosios rožės tilto, Nemuno slėnis fantastiškas yra. Aplinkui miškas, tai vienas malonumas yra ir pamatyti tiek gražaus mūsų jaunimo, vaikų, tai irgi yra labai smagu, kad jie sportuoja, kad jie pasirinko šitą sporto šaką, kad jie treniruojasi, kad jie gražiai ir prasmingai gyvena, auga sveiki, būdami, tai taip, kad mane čia atvedė, kaip sakiau, širdis, tai visada miela pabūti kartu su šitais visais žmonėms, pasidžiaugti pasiekimais, laimėjimais, pagaliau ir aktyviu mūsų jaunimu, mūsų mokiniais. Ačiū Vitoliai. Patinka ėjimas. Tai linkime ir ateityje. Taip. 55. Kuris? 5:20. Jauniausių ėjimų nugalėtojas Ovidijus, kaip tavo pavardė? Cvilka. Ir tau pirmą kartą čia? Šiandien su jau. Bet Alytui ne pirmą kartą. Nu, a tau patiko va šita vieta, kaip varžyboms eiti, tokio pylimo, prie Nemuno? Jo, patiko. Nu, atvyksi kitą kartą? Taip. O kas tavo treneris? Kaselis. A jis turi vardą? Robertas Kaselis. A, tai gerai, tai sveikiname. Du ratai liko. Du ratai. Nu, labai gražu žiūrėti, kad toks didelis būrys varžosi. Tai tikrai
atsiras, manau, ateityje, iš jų vienas kitas ir labai geras ėjikas. Paskutinis ratas. Pirmauja Gustė Vasiliauskaitė. Jinai yra klaipėdietė, o šiuo metu mokosi ir treniruojasi Vilniuje, Ozo sporto gimnazijoje. Einam. Paskutinis ratas. Varžybų nugalėtoja Gustė Vasiliauskaitė. Pasisveikiname. Ateik, duok interviu. Kaip sekėsi šio varžybose? Labai gerai. Ir tikėjai laimėti? Tikėjausi, atvažiavau tik laimėti. O čia tavo pagrindinė konkurentė? Taip, mano draugė geriausia. Irgi pakviesime. Labai gerai. Matau, kad jūs abi draugės, bet trasoje jūs varžovės. Ir daugiausia tu laimėdavai prieš jį, ar Gustė? Gustė, Tai ką, sveikiname abidvi ir linkime ateityje siekti aukštų rezultatų. Ačiū. Viktoras čia, mūsų žinomas Viktoras, jisai tikėjai laimėti. O tau nelabai gražu, kad aplinkė mergaitės tave? Ne. O ateityje nepasiduosi? Ne. Ką darysi, kad nepasiduotų? Daugiau treniruosiu. Tu iš Krakių? Taip. Kas tavo treneris? Robertas Veselis. Geras treneris? Jo. Tai kai Krakių labai didelė grupė, jūs čia atvyko? Taip. Ką? Linkime ir sportinės aukštumas. Iš kokio miesto? Iš Jonavos. Jonavos. Sunki ta distancija 2 kilometrai? Taip. Kas geriau, vienas ar du? Vienas. Oi, bet tai jau tu išaugusi, jau vienas nedaug, ar ne? Nežinau. Nežinai. O kai reikės 3, 10? Baisu. Baisu. Jeigu treniruosiesi, tai ir nebus baisu, ar ne? Taip. Nebus. O kas treneris? Gražina Kaštautaitė. Gražina Kaštautaitė. Gera trenerė? Taip. Griežta ar nelabai? Nelabai. Nelabai. Tai jūs myli? Taip. O jūs ją? Taip, labai. Ačiū. Ar patiko varžytis? Ar ateityje dar sportuosi? Tu iš Prienų. Kas tavo treneris? Kristina Kuzmickienė. Gera trenerė? Labai. Ar labai griežta? Ne. Aišku, tai sėkmės. Ačiū. Alio, varai, pasivyk.
finišuoja mūsų varžybų nugalėtojas. Birštonietis Kulieša. Sveikiname, ir turbūt gyvenime ne pirmas interviu, ar pirmas? Man atrodo pirmas. Pirmas, tai visada būna pirmas kartas, bet jau tu daug Lietuvoje neturi konkurentų. Taip, neturim daug konkurentų. O ką tu norėjom palinkėti prie tavo? Nežinau, geriau eiti. Geriau eiti, daugiau treniruotis. Ką? Daugiau treniruotis turbūt reikia. Kaip čia pasakys, jie tikriausiai treniruojasi tiek, kiek reikia. Tiesiog linkiu jiem gerai treniruotis ir geriau eiti. O tu kiek kartų į savaitę treniruojies? Kiekvieną dieną išskyrus sekmadienį. Išskyrus sekmadienį, o per atostogas turbūt ir 2 kartus, ar ne? Ar teko 2 kartus į dieną treniruotis? Kartais. Kartais. Tai va, tai linkime ateityje pasiekti aukštų rezultatų ir pakeisti mūsų geriausius jėgus olimpiečius. Galbūt. Alytaus tarybos narys Šarūnas Klegeris. Pasportuojantis. Kas tave čia sugundė iš tos ėjimo varžybos? Kodėl tu čia atėjai? Kadangi girdžiu Kastyčio Povilonio balsą, o Kastytis, kaip žinia, yra Alytuje ir sportas, ir olimpinis komitetas, viskas viename, tai negalėjau net vykti. Tiesiog neužsukti. Čia perdėta, aišku, bet vis dėlto malonu, kad mylintis sportą Alytaus miesto tarybos nariai lankosi mūsų renginį. Iš tikrųjų gražu matyti, nes girdėjau, tikrai yra nemažas kiekis dalyvių. Alytus sportinis miestas su savo bėgimo takais, su savo treneriais, su savo naujaja karta, kurio šiandien matome daug. Girdėjau 2 metus iš eilės, tai yra tradicinės turbūt varžybos ir aš tikiuosi, kad ant šio tako šios varžybos tikrai vyks dar ne vieną kartą, kas tikrai širdis džiaugiasi. Tai gerai, ačiū už palinkėjimus. 300 čia, 300 atgal. Nėra lengva turbūt. Man atrodo, Lietuvoje nėra didelio atstumo. Nėra, keliai yra iki, galima iki Kauno davažiuoti, paskui nelabai, ne? Jau mes pripratę tais keliais važiuoti. Atstumo Lietuvoje nėra, kaip pas vaiką važiuoja. Kai pas vaiką važiuoja, nėra. Tai džiugu, kad tėvai yra tokie sportiški, visa šeima sportiška, tai kągi, linkime, jūsų dukra, kaip žinau, vardas Gusė, linkime jai irgi į olimpinės aukštumas. Mes to ir tikimės. Etatinis Alytaus festivalio vyriausias teisėjas Valdas Kučinskas, buvęs ir Alytaus sporto rūmų direktoriumi, dabar iškeitė į savo buveinę gamtos prieglobstį, gyvena ant Šešupės kranto, labai gražioje vietoje, mes tenai buvome. Valdas yra ir Lietuvos čempionas, ir prizininkas, sporto meistras, pats kilęs tai yra iš Kelmės rajono, bet paskiau likimas atbloškė į čia. 3. vieta. Prienai. 2. vieta. Sabina Jakubėnaitė. Oi, kokia daili mergaitė. Iš Pabradės rajono. Teisingai. Ir laimėjo Rusnė Sinevičiūtė, teisingai perskaičiau. Jonava. Ir dabar dėmesys apdovanojimui. Apdovanojama Vida Gadliauskinė Šalčiūtė, pirmoji Lietuvoje moterų sporto meistrė. Jinai vėlai pradėjo sportinį ėjimą. Būdama 23 metų, pradėjo per 1,5 metų, jinai tapo sporto meistrė. Tai aš jau palinkėjau, kaip olimpinio komiteto prezidentė sakydavau, kad talentais gimstama, olimpiečiais tampama, tai linkiu tą visiems, ne tik tau ir visom pakilios ir visiems kitiems, kad
įdėtų didelį indėlį į motyvaciją savo, treniruotųsi ir siektų rezultatų tapti olimpiečiais. Sėkmės. Ir be to dar spec ne tik varžybų dalyvių medaliai, bet ir nugalėtojų medaliai. Ir taurė iš mūsų pirmosios sporto meistrės Vidos Gadliauskienės. Ačiū, mergaitės. Sekantis mūsų apdovanojimas 1 kilometras berniukai. 3 vieta Artemij Danilov. 2 vieta Dovydas Januškevičius, teisingai perskaičiau. Taip. Ir nugalėtojas Ovidijus Civilka, Krakės. Prizą įteikė, savo asmeninį prizą, Algis Lebedžius, Europos jaunimo čempionato bronzos medalininkas. Tai jisai buvo labai seniai, 68 metais, dabar buvusioje Vokietijos Demokratinės Respublikos teritorijoje, Leipcigo, kur iškovojo bronzos medalį. Džiaugiamės, kad jisai su mumis. Ir dar neskubėkite, dar medaliai. Nu, paplokite nugalėtojam ir prizininkams ir mūsų Algiui, Europos jaunimo čempionato prizininkui. Dėmesio kita amžiaus grupė, 2 kilometrai mergaitės. Gimė 2010-2011 metais. 3 vieta Agnieška Makevič. Pabradės rajonas. Juokauju, Švenčionių rajonas, Pabradės miestas. 2 vieta Gabrielė Žavaronkova. Taip pat iš Pabradės. Ir 1 vieta Gusė Vasiliauskaitė, klaipėdietė, dabar Vilnietė. Sveikiname nugalėtojas ir prizą įteikė, savo asmenį prizą, pasaulio rekordininkas Antanas Grigaliūnas. Tarptautinės klasės sporto meistras, daugkartinis Lietuvos čempionas ir prizininkas. Taip, nuotrauka. Antanas Grigaliūnas turi palinkėjimų. Aš turiu tokį trumpą palinkėjimą. Viskas prasideda nuo svajonės. Jeigu jūs turit svajonę, tai vadinasi ir pasieksit tą svajonę. Linkiu, kad svajonė jūs įsipildytų ir matytumėm, kad čia atvažiuotų praeitų 10 metų, 15 metų ir jūs būsit olimpietės ir įteiksit savo medalį ir savo prizą. Sėkmės! Dabar apdovanosime berniukus, 2 kilometrai. 3 vieta Klaudijus Kudabajevas, Krakės. Krakės, Kėdainių rajonas. 2 vieta Dovydas Knyva, taip pat kraštietis. Ir Viktoras Petrylas nugalėtojas. Taip, sveikiname visus iš vieno ir sveikiname trenerį kartu. Ir prizą įteikia olimpietis, Lietuvos rekordininkas, prizininkas, daugkartinis Lietuvos čempionas
vienas geriausių visų laikų mūsų ėjikų, alytiškis Donatas Škanulis. Noriu tik tiek pasakyti, kai jisai sportavo, paskui mokėsi, būdamas universitete vėl pradėjo ir į darbę pradėjo vėl iš naujo sportuoti ir pasiekė olimpinės aukštumas. Dabar užima aukštas pareigas, saugo Lietuvos sieną, pulkininkas leitenantas Donatas Škanulis. Paplokime jam. Aš irgi trumpą palinkėjimą, kad tai nebūtų pirmosios jūsų pergalės, bet daug pasiekimų ir ne tik sporte, bet ir gyvenime, daug sėkmingų startų. Kviečiame apdovanojimui 3 km berniukai. Emilijus Šalekas, antroji vieta, Krakės. Ir nugalėtas Libertas Kulieša, Birštonas. Jam prizą įteiks Donato brolis dvynys Darius Kanulis, taip pat gyvenime daug ką pasiekė, ne tik sporte, buvo Lietuvos čempionas, prizininkas, bet ir gyvenime taip pat pareigas aukštas užima sienos tarnyboje, sienos apsaugos tarnyboje, pulkininkas leitenantas. Tai va jūs įsiamžinimas su žymiu asmeniu, ne tik sporte, bet ir gyvenime, ir kitoj profesiniai veikloj. Tai aš noriu paprašyti porą žodžių Dariui. Aš noriu gal atkreipdėmėsi į antrą vietą užėmusį berniuką. Nenusimink, tai tikrai ne paskutiniai startai. Tegul tai būna tau papildoma motivacija dar labiau siekti ir sveikinu nugalėtoją, viso ko geriausio jums abiems. Paskutinis apdovanojimas mūsų varžybose 3 km mergaitės. Trečioji vieta Augustė Kurnickaja, Švenčionių rajonas Pabradės miestas. Antroji vieta Meda Aliukonytė. Dabar Vilnietė, o tai pradėjo sportinį kelią Krakėse. Ir nugalėtoja Justė Kvedaraitė. Taip pat iš Krakių, bet dabar Vilnietė. Dvi Vilnietės ir Pabradietė. Prizą mūsų nėra olimpiečio Gintaro Andriuškevičius, įteiks į komandos draugas, bendražygis Donatas Škanulis. Linkėjimai nuo Gintaro, sveikinimai. Tai Gintaras Andriuškevičius, 2004 metų olimpiados Atėnuose dalyvis, daugkartinis Lietuvos čempionas, dabar gaila, kad jisai ne su mumis, gyvena užsienyje ir dirba, bet ateityje žadėjo būti. Tai ką tada? Linkime visiems gero kelio namo, bet visus kviečiame ant tilto bendrai nuotraukai arba čia pradžiai. Bendrai nuotraukai tai Lietuvos, pasaulio, Europos rekordininkas, jau buvo dabar jubiliejus, olimpietis Valdas Kazlauskas, kaunietis. Jam Lietuvos tautinis olimpinis komitetas už nuopelnus sportiniai ėjimai yra suteikęs apdovanojimą. Lietuvos tautinis olimpinis komitetas apdovanojo gerbiamą Valdą Kazlauską, autok antro laipsnio ženklų už nuopelnus. Jei kas nori pasižiūrėti prizo, tai neeilinis prizas. Tai sveikime Valdą ir linkime toliau draugauti su sportiniu ėjimu.
Tai va.